Mūsų ligoninės vaikų reabilitacijos fizinės medicinos centre, taipogi mūsų fizinės medicinos reabilitacijos katedroje Vilniaus universiteto eilę metų atliekami vaikų fizinio aktyvumo tyrimai. Tyrimai vyksta mokslinėje plotmėje, įtraukiant plačią visuomenę. Tyrimai atliekami kartu su dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybei ir sporto impulso tinklui. Taigi, kas pastebėta? Pastebėta, kad fizinis aktyvumas ženkliai pagerina vaiko fizinę ir psichinę sveikatą. Psichinė sveikata tai kas? Vaikas tampa ramesnis, giliau, ramiau mąstantis, adekvačiai reaguojantis į aplinką. Fizinio aktyvumo kontekste neatsiranda viršsvorio. Reikėtų sportuoti dėl netaisyklingos laikysenos, reikėtų stiprinti nugaros raumenyną. Dėl plokščių pėdų, aišku, reikia pakeisti šiek tiek tėvelių požiūrio, kad ne batai formuoja pėdos skliautą, bet raumenynas. Tai principas lygiai toks pats. Per sportą ir per raumenų stiprinimą sprendžiamos šitos problemos. Su kuo? Su šita pusė nesigauna. Teisingai pastebėjo, kad nesigauna su viena. Medikų duomenimis netaisyklinga laikysena yra diagnozuojama iki 80% vaikų. Netaisyklingos laikysenos priežastys siejamos yra su nepakankamu fiziniu aktyvumu, dideliais statiniais krūviais raumenų ir kaulų sistemai, dėl per ilgo sėdėjimo, mokantis, žiūrint televizorių bei žaidžiant kompiuteriu. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo rekomenduojamas normas, vaikai ir paaugliai turėtų sukaupti ne mažiau 60 minučių vidutinio ir aukšto intensyvumo krūvio kasdieną. Aš paminėjau mažiausiai 60 minučių. Turėtų jie surinkti 2-3 valandas per dieną. Taigi, fizinis aktyvumas gali vykti 5 gyvenimo srityse. Tai laisvalaikio, buities, sporto, mobilumo bei profesinėje srityje. Vaikams ir moksleiviams tai yra mokykla. Mokykloje praleidžia didžiąją savo laiko dalį. Ir todėl labai svarbu optimaliai išnaudoti netgi trumpas pertraukėlės tarp pamokų, organizuojant struktūrizuotas bei tikslingas fizinio aktyvumo programėlės. Tai gali būti net spontaniški vaikų žaidimai. Nereikėtų vengti vaikam fizinio lavinimo pamokų, o tėveliam reikėtų pagalvoti apie vaikui palankių sąlygų sudarymą, tai kaip tik nevežti automobilių į mokyklą, o pagalvoti apie galimybę, kaip vaikas gali pėsčiomis keliauti į mokyklą, po mokyklinės valandas turėtų leisti ne tik prie kompiuterio, ne tik specialiajam būreliai, kur yra užimtumas, bet tokiam laisvų stiliumi, jei norite pasakyti. Tiesiog vaikas turi būti vaikas, negalima atimti iš jo vaikystės. Jei norite, vaikas turi tiesiog įsidūkti be specialių kažkokių tai netgi fizinių pratimų. Be abejo, galima kalbėti apie tai sveikintinas dalykas, kada vaikas lanko tam tikras sekcijos, krepšinę, tinklinę, futbolo, plaukimo, gimnastikos, ir taip toliau pagal amžių. Bet mūsų centre atlikti tyrimai byloja apie tai, kadgi toks buitinis fizinis aktyvumas, kuris vaikui pagal amžių taikytinas, padaro stebuklus. Dažniausios problemos iš tikrųjų yra dvi. Siuntimas parašytas tai yra dėl plokščių pėdų arba dėl netaisyklingos laikysenos. Tai va, bet šiaip iš principo tam, kad to nebūtų, galbūt tai visų pirma reikia sportuoti.
Taigi, pradinė padėtis, kelius sulenkame 90 metrų kampu ir stengiamės pečiukus sukti atgal. Taip mes stengiamės koreguoti netaisyklingą pečių padėtį. Ratai yra platus, gilus ir ilgi. Sukame apie 10-15 kartų. Gerai. Ir galima perėti prie kito pratimų. Rankas ant prie šonų padėtų. Stengiamės kelti dubinį į viršų. Pečiai, sėdmenis ir keliai yra vienoje tiesiai. Turime atkreipti dėmesį, kad juosmuo nebūtų per daug išsirietęs, tam, kad mūsų kūnas būtų tiesiogiai. Šiuo metu stipriname petinę juosmens dalį, pilvo presą ir sėdmenis. Ir kylam dar kartą į viršų. Laikome apie 3 sekundės, leidžiamės į apačią. Pratimas taip pat turėtų būti atliekamas apie 10-15 kartų. Dar kartą keliam į viršų. Ir leidžiam į apačią. Ir paskutinį kartą kelsime į viršų. Ir leisim į apačią. Kitas pratimas būtų pilvo preso skaitimai. Užsidedam rankutes ant šlaunų pradžios, keliai lieka sulenkti ir stengiamės lysti rankutėmis iki kelių, atkinant tik tais ventes. Ir leidamės į apačią. Pratimas turėtų būti atliekamas lėtai, neforsuojant. Stengiamės, kad nugaros juosmeninė dalis būtų prispausta prie pagrindų ir kad pėdutės neatsikeltų viršų. Ar jaučiate pilvo presą? Taip. Gerai. Sekantis pratimas būtų apatinės nugaros dalies ir pilvo preso stiprinimui bei kojos raumenų stiprinimui. Dabar ištiesime vieną koją, padėsime ant pagrindo, viena turėtų žiūrėti viršų ir kelsime iš lėto iki kitos kojos kelio. Ir leisime iš lėto į apačią. Ir iš lėto keliam į viršų. Ir iš lėto leidžiame į apačią. Gerai. Ta patį turėtume atlikti ir su kita koja. Ištiesime rankutes į priekį, tuo pasistengkite, kad užtektų vietos. Gerai. Ir šiuo metu mes jau stiprinsime nugarą ir įstrižinius raumenis. Stengsime kelti priešingą ranką, priešingą koją tiesiai. Keliame viršų, palaikome apie 2 sekundės. Leidžiame į apačią ir pakeičiam kitą priešingą ranką, priešingą koją. Turime jausti įsitempimą, įstrižai nugaros. Na ir kitas pratimas nugarai, mūsų rankos bus ištiestos į V formą. Ir mes stengsime kelti ne tik rankas į viršų, bet ir kojas į viršų. Tarsi atliekam vairelį pratimų. Ir leidžiamės į apačią. Ir dar kartą kylam į viršų. Ir leidžiamės į apačią. Galime kojas šiek tiek skiešiau, pečių ploti. Ir dabar dar kartą kelsime vis į viršų. Ir leisimės į apačią. Ir paskutinį kartą kelsimės į viršų. Ir leisimės į apačią. Ar jaučiate nugarą? Tai gerai. Dabar dar bus vienas pratimas, kuris bus šiek tiek sudėtingesnis. Mes rankas ištiesime į priekį. Ir pradžią paaiškinsiu, ką atliksim su viršutinė kūno dalimi. Tai mes stengsimės atkylant pritraukti dantis vieną prie kitos. Tuo pačiu metu, kai mes esame biškį skėstesniem kojom, mes stengsimės atkilę pritraukti dantis prie savęs, taip pat pritraukti kojas ore. Ir po to vėl ištiesim. Ir taip stengsimės kartoti. Jo, teisingai. Gerai. Ir pabandyti pradėti kartoti. Stengiamės delnus taip pat ištiesti kartu su pirštais, tam, kad visa ranka būtų įstempus. Ar jaučiate, kad tarp menčių susispaudžia raumens svarelis? Šitų pratimų mes stengiamės stiprinti raumenis, kurie yra tarp menčių. Tam mes stengiamės atlaisyti laikyseną, kad pečiukai nekristų į priekį ir kad nebūtų neatsirastų kuprelė. Mes stengiamės juos patempti, stiprinti raumenis tarp menčių. Kaip prevencinė fizinio aktyvumo priemonė mokykloms, mes siūlytume motyvuoti vaikus ir jų tėvelius, dalyvauti fizinėje veikloje, bendradarbiaujant su kineziterapeutais, sporto klubais, konsultuojantis, kaip kūrybingiau išnaudoti viešąsias erdves sportui ir žaidimams, siekiant įdiegti įpročius mūsų vaikams tapti savarankiškai aktyviems.